turim prietaisą. Kokį čia prietaisą atnešiai? Lėtaigė sulčiaspaudė. Lėtaigė, kas čia per žodis, nes aš pirmą kartą girdžiu šį. Matot, su centrifuginė sulčiaspaudė, kuri greitai sukasi, tai daug funkcijų negalima atlikti. Ir kiekvieną detalę, ką įdedam ten daržovę, vaisius ar kažką, turim su kaiščiu iš viršaus spausti. Visą laiką ranką vieną užimta. O lėtaigė sraigtas stovi vertikaliai ir patys pasiima, peiliukai patys pasiima, nieko nereikia spausti. Tuo labiau, kad čia yra konteineris. Uogų pripilam kažkokių, yra peiliukai arba ten obuolių pridedam. Ir yra peiliukai, patys susipjausto, nieko pjaustyti nereikia, sutraiško ir atskiria sultis ir išspaudas. Sudėjus į konteinerį mes galime eiti ryte, pavyzdžiui, jeigu norim vaikams sulčių, galim ryte eiti dantų valytis ar savo higieną atlikti, kol sulčiaspaudė padarys sultis. Ateina viskas paruošta, bereikia tik tais vaikams išdalinti. Ir sulčiaspaudės labai plauti nereikia, todėl kad nėra metalinio setelio, į kurį paprastai prilenda iš saliero, visi mėgsta spausti, ne? Tai iš saliero ten tų siūlų labai prilenda. Ir taip paprastai ten jų neištrinsi su šepetėliu. Ten aš savo klientam rekomenduodavau, kol nebuvo šitų sulčiaspaudžių, įsigyti metalinės kempinėlės. Tokios yra MV kompanijos, labai kokybiškos. Jos nerykščia ir su to metaliniam kempinėlėm galėdavo lengviau susidoroti, kaip valant nusipjauna tie siūlai. O čia nieko nebereikia, čia iš 2 dalių per tvorėlis. Kada jos iš 2 dalių, tai mes atskiriam ir visi tie siūlai atsipalaiduoja ir patekančią vandenį nusiskalauja. Nieko trinti, krapštyti, šveisti nebereikia. Tai va tokie pliusai yra 2 labai svarbus ir 3 dar labai svarbus. Oksidacijos nebėra, todėl kad nebėra ten metalinių detalių. Nei peiliukai nemetaliniai, nei setelis nemetalinis, tai iš ultam keramikos. Pastebėkim, kada kietą rūgštų obuolį pjaunam su metaliniu peiliu ir matom, kaip obuolys oksiduojasi, juoduoja. Tai paprastai liaudiškai pasakius rūdyja. Kaip metalas rūdyja, tai obuolys oksiduojasi. Susilietimo su metalu. O kada jis pjaunam su keramikiniu peiliu, šito nevyksta. O kadangi čia yra ultam keramikos peiliukai ir setelis, nebėra susilietimo su metalu, mes jau išsaugojam vaisius daržovės nuo oksidacijos ir tuo būdu išsaugojam vitaminus, mikroelementus ir potencialą, kas yra svarbiausia gauti iš kieto obuolio, potencialą matuojama milivoltais.